Šiandien didžioji dalis Vilniui reikalingos šilumos gaminama senuose įrenginiuose, naudojančiuose iškastinį kurą. Tai riboja galimybės efektyviau gaminti energiją ir sumažinti šilumos kainas vilniečiams. Tuo tarpu sąvartynuose kaupiasi atliekos, kurios vietoje to, kad būtų panaudojamos energijos gamybai, kenkia aplinkai bei tampa nepatogumu gyventojams. Geriausias ir racionaliausias šių problemų sprendimas – Vilniaus kogeneracinė jėgainė, kurioje šilumos ir elektros gamybai būtų naudojamos atliekos ir biokuras. Tai ne tik sumažintų priklausomybę nuo iškastinio kuro. Europos valstybių praktika rodo, kad po rūšiavimo likusios atliekos yra viena pigiausių kuro alternatyvų. Jėgainės elektros galia sieks apie 92 MW, šilumos gamybos apie 229 MW. Tai leis pagaminti kone pusę Vilniui reikalingos šilumos, už kurią miestiečiai mokės 20% mažiau. Tuo tarpu pagamintos elektros pakaktų 230 000 būstų aprūpinimui. Jėgainėje veiks 3 katilai, 2 garo turbinos bei dūmų valymo įrenginiai. Modernios technologijos užtikrins saugią ir švarią elektros gamybą. Poveikį aplinkai išnagrinėję ekspertai patvirtino, kad jėgainė atitiks griežčiausius aplinkosaugos reikalavimus. Jėgainė statoma atokiau nuo apgyvendintų teritorijų, 8 km atstumu nuo miesto centro. Pasirinktoje vietoje išplėtoti dujų, elektros bei šilumos tiekimo tinklai. Be to, šalia jau veikia atliekų rūšiavimo gamykla, tad atliekų nereikės gabenti per miestą. Jėgainės statybos finansuojamos geriausiomis sąlygomis. Europos investicijų bankas statybai skyrė 190 milijonų eurų paskolą. Taip pat siekiama pritraukti ir ES paramą. Lietuvos energijos statoma jėgainė saugiai gamins švarę ir nebrangę lietuvišką energiją, didins energetinę nepriklausomybę, leis įgyvendinti Europos reikalavimus dėl energetinio efektyvumo didinimo, šiltnamio efektą sukeliančių dujų bei atliekų kiekių mažinimo. Neabejojama, kad Vilniaus kogeneracinė jėgainė taps viena moderniausių Europoje.